Stiprus slaptažodis yra esminis jūsų kibernetinio saugumo elementas. Silpni slaptažodžiai dažnai sukelia didelių nuostolių, įskaitant prieigos praradimą, asmeninių ir finansinių duomenų vagystę. 90% įsilaužimų prasideda dėl silpnų slaptažodžių. 2024 metais Microsoft pranešė, kad slaptažodžiais nukreiptų atakų skaičius padvigubėjo, blokuojant apie 7000 atakų kas sekundę. Įsilaužėliai renka incidentų metu pavogtus slaptažodžius ir naudoja juos automatizuotoms atakoms, masiškai bandydami prisijungti prie paskyrų. 95% šių bandymų vykdo botai, todėl atakos yra greitos ir sunkiai sustabdomos. 2021 metais Colonial Pipeline incidentas aiškiai parodė riziką. Viena VPN paskyra, apsaugota tik slaptažodžių ir be kelių faktorių autentifikacijos, tapo įsilaužėlių keliu į sistemą. Pasekmė – ransomware ataka ir reikšmingas kuro tiekimo sutrikimas. 46% išpirkos ir panašių atakų 2025 metais buvo susijusios su slaptažodžių nulaužimu arba pavogtų prisijungimo duomenų naudojimu. Tai rodo prastos slaptažodžių apsaugos mastą. 2012 m. Dropbox incidentas, nutekinus maždaug 68 milijonus paskyrų duomenų, buvo siejamas su darbuotojo paskyros kompromitavimu ir slaptažodžių pakartotiniu naudojimu. Statistika rodo, kad net 78% vartotojų, kurių slaptažodžiai nutekėjo, naudojo juos keliose paskyrose. Todėl įvykus incidentui ar apie jį sužinojus, labai svarbu nedelsiant pakeisti slaptažodžius visose paskyrose. Dar viena dažnai sutinkama klaida – slaptažodžių rašymas ant lapelių sudaro sąlygas vidiniam duomenų nutekėjimui. Tokia praktika yra netoleruotina, nes prisijungimo duomenis lengva nufotografuoti ir panaudoti vėliau. Pagrindiniai aspektai yra šie. Pirma, naudokite unikalius ir stiprius slaptažodžius. Ne vieną visur, o skirtingą kiekvienai paskyrai. Antra, visur, kur tik įmanoma, įjunkite daugiafaktorinę autentifikaciją. Tai papildomas žingsnis, kuris dažnai sustabdo įsilaužėlius net ir tada, kai slaptažodis nuteka. Ir trečia, svarbiausia praktikoje, nerašykite slaptažodžių ant lapelių ar kitose lengvai randamose vietose. Jei reikia, naudokite slaptažodžių tvarkyklę ir laikykite prieigą saugiai.